galite paskambinti mano draugį ir paklausti, ar priimtų kartu švęsti naujus. Paskambinkite šitai paneliai, Linai, paklauskite, ar priims kartu švęsti naujus. Man tai padėkokit, kurį... Ji turi vyrą. Ji turi vyrą, ieško su kuo pabūti per naujuosius, nes vyras komandiruotėje bus. Bam, bam! Bam, 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 bam! Ei, mažylė. Pala, koks vardas? Šiuo metu negalime sujungti jūsų skambučio. Padėkite ar... Čia Linai skambina, nu dabar ką. Ar esi kad nors gyvenime turėjus nepamirštamus naujuosius metus? Jau šiais metais tu gali švęsti su Mantu Katleriu. Tau tai reikia pasipildyti labas bitės sąskaitą 40 Ką mes skambinam dabar? Jai skambinam. Linai, jos vyras. Komandiruotė. Labas. Labą. Lina? Taip. Labas, Lina. Žiūrėk, ką tu? O ką aš? Nieko, ką veikia. Nes aš čia gavau per pažįstams numerį tavo ir kur, tipo, naujus kažkur suorganizuojas švestą, ne? O kas čia skambina? Čia skambina toksai, net nežinau kaip pristatyti, Mantas Katleris skambina. Toks, tipo, žiauriai prikolnas žmogus ir daugam žinomas, bet kad nieko nepasakai, jaučiu, tu nežinai, ne? Nu, nežinau. Tai va, aš ten visur daug buvo, žinok, radijai, telke ir mūsų bendri pažįstami sakė, kad, tipo, organizuoja naujaką, ne, kažkur? Šiek tiek. Jo, ir aš norėčiau tą naujaką kažkaip patekti. Ai, šitaip. Jo, kokios sąlygos ten būtų? Oi, sąlygų labai daug. Nu, porą pagrindinių pasakyk, aš norėčiau permest. Permest. Ja. Oi, dabar reikia pagalvoti. Būt mūsų kompanijoje. Tai aš turiu ten jūsų pusę pažįstų žmonių, bet, nu, tipo, davė tave, nes tu ten kaip ir pagrindinės, kai vadas šitos hebros. Kad, kažin, ar aš ten pagrindinis vadas. A ne, o tai kas ten organizuoja viską? Ar ten ne kitai buvo parašyta? Nežinau, aš neskaičiau, jūs Facebook'e postą kažkokį turit? Šiek tiek. Neskaičiau, aš Facebook, kas organizuoja? Man davė kaip tave pagrindinė. Kaip mane pagrindinė. Ir kas davė? Prašė nesakyt. Prašė nesakyt. Jo. Nu va, kaip blogai. Sakė, vien žodžiu, aš prašiau, sakau, duok kokios merginos numerį, kur ten tipo vieniša, žinai, ir kur organizuoja, kad aš jai paskambinčiau. Dėja, ne vieniša. Rimtai? Rimtai. O tai turi bachūrą, vyrą? Vyrą. O tai jis bus naujakė? Tikrai bus. Rimtai? Rimtai. Tai kažkaip žiauriai nepatogu dabar. Čia prieš tave daras. Gaila. Vat jisai vienas iš pagrindinių organizatorių. Tai, kaip suprantu, man nebelabai išeis susimesti, ne, jūs tusą? Nu, gal ir išeis, reiktų pakalbėti. Bet tai man, vat, aš sakiau specialiai, sakau, duok panos numerį, kuri neturi vyro. Tai kodėl tavo davė? Galėtų man pasakyti? Žinočiau, kas davė. Tai galbūt jūs kažkokie tai susipykę esat ir draugų kompanijai jūs jau visi skiria jau, ne? Ta prasme su vyru? Jo. Oi, nu reikės griežtai pakalbėti. Nes, nu, kitaip aš nebūčiau iškapstęs tą numerį. Jau į pabaigą, nu vis tiek jau kokius 3 metus jau draugavote, ne, jau į pabaigą, kiek ten jums beliko, pusę metų. O, jetau, dar čia tik pradžia. Ai. Kaip ten sako, po kelių metų krizė ištinka santuokai. Po 3? Po 3. O pas jūs kiek dabar? Po 3, o santuokai. Santuokai, kai vaikai atsiranda, tada pradedat išsidirbinėti. Ai, tai iš patirties. Jo, nu ne, iš tavo mamos patirties. Nu, tai kaip čia taip? Nu va, taip gal. Blogas pavyzdys. Jo, tai, nu karočią, matau, kad ne čia visiškai pataikiau. Tiksliau apmovė, tavo draugai mane apmovė ir... Apmovė, reikės griežtai pakalbėti. Jo, pranešk. Ir savo... Kuriam? Labas, iš tikrųjų tai tave trukdo radijos stotis ZIP-FM iš Vilniaus, radistai Mantas Katleris, Rolandas Mackevičius ir mes juokaujam. Labas, bet kokiu atveju plojimai už tavo kantrybę. O mes gavom žinių, kad tavo vyras bus išvažiavęs į komandiruotę.
Ne, ne į komandiruotę, į medžioklę. Per naujaką. Ar dabar? Pavadinsi, taip nepagadinsi. Dabar. O tu jam neleidi namuose gert? Ne, žinokit. Supratau. Tas taisyklės, gana. Supratau. Viskas aišku. Ačiū labai tau už pokalbį, linkėjimų draugų tavo. Dėkui. Čiau. Pulk. Matai, dabar vyras išvažiavęs man ir kiek ne per naujaką, dabar. Toksai. Būtų pakliuvę tada.